Nu ką, pabandom ką nors įrašyti. Taip, pirma užduotis, pasiskaitom užduotį. Taip, nuo ko aš norėčiau iš tikrųjų pradėti, tai nuo kaukių, ko gero. Trumpai pabandysiu žmogiškai išaiškinti, kam iš vis jos reikalingos, nes iš tikrųjų tai ir aš jau buvau užsimiršęs mokyklos metu mokėmės, bet kai dažnai nenaudoju, tai ir pamiršau, kaip ten jos iš tikrųjų skaičiuojasi, kaip jos dalinasi, tos kaukės ir potinkliai, ir aplamai, kam jie reikalingi, iš tikrųjų, manau, verta suprasti. Tada norėsis ir įsiminti jų skaičiavimą ir potinklių dalinimo metodiką. Visų pirma, čia aš jau biškį buvau pasirašęs, gal pabandysim iš naujo, kad lengviau būtų jum paaiškinti. Reiktų pradėti nuo to, kad žodžiu, visi kompiuteriai, ar šiaip kokie kompiuteriniai įrenginiai tinkle, identifikuojami pagal jiems suteiktus unikalius žymėjimo numerius, dar kitaip vadinasi PV4 adresus, sudarytus iš 32 bitų, arba kitaip tariant 32 langelių, kurių kiekviename gali būti arba 1 arba 0, arba on arba off, kitaip tariant reikšmė. Ir jeigu kalbėti apie visą pasaulio internetą, tai visame pasaulyje tų IP adresų kiekis yra ribotas, nes jeigu paimti nuo mažiausios 32 bitų reikšmės, kur vien tik tai 0 iki didžiausios reikšmės, kur visi vienetai, tai kombinacijų skaičius gaunasi netoli 4 milijardų, apie 4 milijardus. Dešimtainė sistemoje kitaip dar tie numeriai žymimi nuo 4.0 iki 4.2555 reikšmių, kur suskaidimas po 8 bitukus, įskiltis 4, sekcijas 4 arba grupės 4, arba kitaip dar tariant 8 bitukai lygus 1 baitui kompiuteriu sušnekėjimo kalboje, bendravimo kalboje, tai sugalvota tam, kad būtų lengviau operuoti skaičiais, nes seniau žmonės mintise skaičiuodavo iš tikrųjų, kiek reikia potinklių, kiek reikia jam potinklėje, kad būtų mazgų, ir tai nėra sunku, jeigu prisimint pagrindus, tu gali labai greitai ir lengvai be jokių kalkuliatorių internete suskaičiuoti tiksliai, kokios tau reikia kaukės, kiek bitų reikia palikti, sakykime, potinklį ir IP adresam arba įrenginėjim prijungtiem prie tinklo sužymėti skirtingais IP adresais. Tai žodžiu, o kad aplamai esame suprasti, kam iš vis naudinga naudoti potinklius, nes realiai tai, kaip sakoma, atrodo, tų adresų daug, galima nusipirkti kelis, pavyzdžiui, C klasės tinklus ir sakykime, jos neskaidant į potinklius, naudoti atskirai ir daryti su jais, ką nori, bet dėja iš tikrųjų pasaulyje šiai dienai čiut ne 7,5 milijardo žmonių jau gyvena ir prie interneto turime prijungtų 15 milijardų įrenginių. Įsivaizduokit, 15 milijardų įrenginių, o potinklį iš tų IP adresų 4 versijos iš viso yra tik tai 4 milijardai. Tai kaip pavelnių galima su 4 milijardais IP adresų sujungti į interneto tinklą 15 milijardų įrenginių. Tai vat, ir kad jie nesidubliuotų. Nes kitu atveju tikrai gautųsi chaosas ir nebesusišnekėtų kompiuteriai tarpusai, nes nežinotų, į kurį galą jiem siūsti informaciją, kai dviejose skirtingose vietose būtų tie patys adresai. Todėl buvo sugalvota metodika arba technologija, kitaip dar vadinama NAT, tai Network Address Translation, kuri, sakykime, paslepia už vieno, sakysim, to jau unikalaus viešo visam internetui matomo adreso keletą ar daugiau slaptų privačių
besidubliuojančių su kaimynais, sakykime, IP adresų. Nes, pavyzdžiui, tie privatus slapti adresai, jie gali būti ir pas mane, ir pas kaimyną tokie patys, ir mes vienas kito tų slaptų vidinių adresų nematome, nes jie yra už routerio, už to, sakykime, įrenginio, kuris kaip tarpininkas pajungtas tarp mūsų namų tinklo vidinio ir tarp to viešo interneto sakysim, lauko, į kurį išeinantis mūsų namų vietinis kompiuteris per tą spec įrenginį, routerį vadinamą, automatiškai, sakykime, konvertuojamas IP mūsų vidinis slaptas adresas į tą jau routeriui priskirtą vienintelį išorinį viešą IP, žinoma visiems IP adresą. Ir grįžtant žinutį atgal, ta prasme, toks pat, sakysim, kelias vyksta grįžus iki routerio, kuris yra matomas visam internetui ir lengvai surandamas, o vienintelis mūsų routeris jau žino, kokie pas mus namie viduj paslėpti kompiuteriai. Ir jisai tada jau nukreipia tą gautą žinutę iš viešo interneto atitinkamai mūsų namų kompiuteriui su jau vidiniu to nemokamu, tiesa nepasakiau, jo išoriniai IP adresai tiesa yra mokami. Ir, pavyzdžiui, jeigu nusipirkti vienai C klasėje, sakysim, diapazono adresų, sakysim, nuo 1 iki 255, 255 skirtingus išorinius IP adresus, tai, sakysim, tai kainuotų metams apie 2,5 tūkstančio eurų. Tad dauguma interneto paslaugų tiekėjų, norėdami sutaupyti išorinio IP adresų kiekius ir jų metinio išlaikymo mokesčius, priskirinėja pigesniem interneto vartotojų planams dinaminius išorinius IP adresus, arba kitaip dinamiškai jūs priskirinėja. Tarkim, pas Kainetas šiuo metu apie 120 tūkstančių Vilniuje yra klientų. Ir statistika tokia, kad apie pusė jų, tarkim, per mėnesį kompai jungia tik 3 kartus. Kitaip tariant, tuo metu, kai tam tikri vartotojai laiko kompus išjungtus, tai jiem nupirktus arba anksčiau priskirtus išorinius IP adresus galima naudoti tuo metu kitiem vartotojų kompiuteriams, kurie tuo metu naudojasi tik tai. Ir taip paskaičiuot, kad per mėnesį kažkas laiko tik tai 10% savo kompiuterį įjungtą, tai galime išsisukti su 10 kart mažiau išorinių adresų, jos paskirstant dinamiškai keliam vartotojams. Ir jų užtenka, nereikia pirkti kiekvienam po vieną. Ir tačiau dar reiktų pabrėžti, kad tarkim, tie, kurie namų vartotojai jau gauna tą vieną išorinį IP adresą, jie jį, sakykime, vis tiek dalina ant kelių kompiuterių, savo namų vidinio tinklo kompiuterių įrenginių, telefonai, planšetės, stacionarus, laptopai. Ir tokiu būdu, sakysim, namie tik su vienu išoriniu IP adresu pasijungia 5 ar daugiau kompiuterių, kuriais gali, tarkim, išeidinėti jau į tą viešą internetą. Tačiau net tų adresų vidinių vietinių konvertavimo technologija į išorinius viešus arba į vieną išorinį nėra 100% ideali ir turi nemažai trūkumų. Tarkim, dėl jos mes naudodamiesi, sakysim, vidinėme tinkle internetu negalime turėti prisijungimo prie FTP failo apsikeitimo serverių aktyviuoju režimu. Pasyviuoju režimu galim prisijungti, yra specialiai sukurtas irgi prisijungimo metodas, kad galėtų prisijungti tokie žmonės, kurie naudojasi internetu neturėdami prie to, sakysim, savo įrenginio priskirto išorinio IP adreso, turėdami tik tai vidinį kažkokį slaptą adresą, kuris vėliau, sakysim, konvertuojamas per routerį į bendrą keliem įrenginiam naudojamą išorinį IP adresą. Tai ir, tarkim, ta pasyvi technologija, jinai, sakykim, taip, ant pusės serverių tam viešam internete yra aktyvuota, ant kitų pusės serverių neaktyvuota. Ir įsivaizduokit, dabar žmogus gaunasi apribotas, tas, kuris neturi normalaus išorinio IP adreso ant savo įrenginio, jisai čiut ne prie pusės serverių negali prisijungti ir gauti iš ten informacijos. Tai kitas apribojimas, gal toks, sakysim, mažiau aktualus, bet irgi žinomas visiems torrentas. Jeigu tu naudojasi už routerio su to slaptuoju vidiniu IP adresu, tai tu vėlgi negausi aktyvaus režimo torrent programai ir tavo parsisiuntimo greitis duomenų, failų, muzikos, filmų bus žymiai mažesnis, negu tu naudotumės tą pačią torrent programą su aktyviu
išorinių IP adresų priskirtų prie tavo kompiuterio. Labai svarbu įmonėm, sakykime, kurios, aišku, dabar dauguma įmonių laiko nuomoja serverius iš hostingo kompanijų, bet vis tiek yra dalis įmonių, kurios nepasitikė, nori apsaugoti savo duomenis nuo plagijavimo, sakysim, verslo kažkokius paslaptis ir vis tiek, sakykim, vieną kitą serverį pasikuria savo įmonės patalpose. Tokiu būdu, sakysim, jeigu dar papildomai reikia teikti įvairias paslaugas klientam iš to serverio, tai yra propaguojama vienam serveriui bent jau vieną išorinį IP adresą priskirti. Ir jeigu, pavyzdžiui, įmonė pakuria pašto serverį, tai tada gali būti poreikis ir daugiau išorinių IP adresų, 10 ar dar daugiau, dėl to, kad dabar labai populiaru iš tikrųjų užsikrėsti virusais, kurie siuntinėja spamo laiškus. Ir jeigu, tarkim, pašto serveris pagauna tokį virusą iš kažkurio darbuotojo begėdžio, tai kitaip tariant nukenčia visa įmonė, nes yra internete prikurta įvairių, sakysim, metodikų, kaip, sakysim, atpažinti tos spamintojus arba virusuotus, sakysim, serverius. Ir tokius serverius, tarkim, tų įvairių apsisaugojimo nuo spaminimo pagalba bandoma blokuoti, traukiant jų būtent viešus IP adresus į viešas blacklist arba juodas duomenų bazės arba juodus sąrašus, kitaip dar vadinamus, kuriuos mato visas internetas ir tada kiti serveriai pamatė, kad va, toks tai išorinis IP pateko jau į tą juodą sąrašą, jį iš karto blokuoja pas save. Ir įsivaizduokit, kad jeigu jūsų įmonės serveris pašto staiga jūsų tas išorinis IP adresas užblokuojamas nuo kažkurio darbuotojo kalties. Tokiu būdu jūsų laiškai gali nebepasiekti adresato. Jūs siūsit iš savo įmonės laiškus ir gavėjai, klientai ar partneriai nebegaus jūsų laiškų. Tai įmonė gali turėti blogas labai pasiekmes ir netgi nuostolių pridaryti. Dėl to ant vieno pašto serverio dauguma įmonių mažesnių tiesiog naudoja tokią primityvę taktiką, kad nusiperka daugiau išorinių IP adresų ir ištikus bėdai, ta prasme, tą, aišku, problemą sprendžia, ieško, kas užkrėtė, bet tuo pačiu keičia iš karto, nelaukdami nieko, į kitą išorinį IP adresą užkrėstą serverį, kad jis vėl galėtų normaliai funkcionuoti ir bent jau laiškai galėtų išeiti tam, kam reikia ir pasiekti adresatus. Tas pats su įmonių puslapių talpinimais, jeigu, tarkim, įmonė laiko pas save serverį ir talpina savo serveryje svetainę, kuri, tarkim, teikia irgi daugiau kažkokių specifinių paslaugų, tai vėlgi būtinai reikalingas vienas ar net keli išoriniai IP adresai tam. Ir todėl tų adresų nuolat trūksta ir dėl to jie tokie deficitiniai, nes jų ir šiaip neužtenka visiems. Dėl to jie ir kainuoja nepigiai ir tam, kad juos sutaupyti, į pagalbą ateina potinkliai. Tai vat, potinkliai mums padeda juos išnaudoti ekonomiškiau, nes, pavyzdžiui, mes nusiperkam C klasės tinklą su 255 adresais unikaliais išoriniais ir norim, sakysim, pajungti savo įmonėje keliems skyriams, sakysim, ten vienam skyriui, sakysim, administracijai, sakykim, kitam skyriui buhalterių, dar kokiam nors vadybininkų skyriui, kaip čia pavadinti, atskirus potinklius. O mes turim tik vieną tinklą, nuo 1 iki 200 MB. Aišku, mes galėtum nusipirkti dar 2 tinklus papildomai. Ir jeigu pas mus kiekvienam potinklė ten tik tai nedaugiau po 30 kompiuterių, tai iš nupirktos C klasės mes išnaudotumėm tik tai čiut ne 10% visų IP adresų. Tai jau yra švaistimas ir pinigų, ir IP adresų, ta prasme, neekonomiškas išnaudojimas deficitinių tų IPv4. Todėl, tarkim, mums reikia sugalvoti, kaip tą, sakysim, turimą 255 adresų C klasės kiekį išskaidyti į 3 potinklius. Kodėl jos reikia skaidyti? Tam, kad galėtumėm juos lengviau administruoti. Nes įsivaizduokim, kad dabar turim 3 potinklius, kiekvienam skyriui po 30 IP adresų. Ir, sakysim, pavyzdžiui, kaip ir prieš tai sakiau, buhalterijos skyriui, pavyzdžiui, reikia prileisti prie buhalterijos serverio, bet uždrausti prieimą prie interneto, kad
tvarkytų apskaitą tvarkingai, neužsiminėtų, kom nereikia. Vadybininkams, pavyzdžiui, reikia leisti prisijungimo internetu, kad galėtų su klientais bendrauti, o IT adminų skyrių reikia leisti prisijungimą visur, kad jie viską galėtų tvarkyti, prižiūrėti. Tai, sakysim, turėdami atskirus potinklius, trim skyriam, mes labai lengvai galim administruoti va tokį va scenarių, kokį susiplanavom. Tai yra, pirmam potinkliu įvedam dvi taisyklės, viena leidžiančia prisijungti prie serverio, o antra taisyklė uždraudžia visus kitus bet kokius prisijungimus bet kur kitur. Taip pat vadybininkų potinkliui įvedam taisyklę leis prisijungimą prie interneto bei drausti prisijungimą prie bet kurių kitų potinklių, tarkim prie apskaitos serverių, kad nelystų kur nereikia. Ir, sakysim, dar prie adminų, sakysim, potinklio. O adminų potinkliui tiesiog vieną taisyklę įvedam, kad galėtų jungtis kur nori ir prie interneto, ir prie visų kitų potinklių, ir prie serverių. Tai vat, o jeigu mums, sakysim, reiktų vieną tą turimą tinklą C klasės, kur yra, nėra suskaidytas potinkliais, o tiesiog adresai nuo 1 iki 255 eina, tai mes turėtumėm kiekvienam adresui atskirai įvedinėti draudimus arba leidimus. Ir įsivaizduokit, dabar 30 IP adresų reikia suvesti leidimą prisijungti prie buhalterijos serverių. Po to tiem patiem 30 IP adresų reikia uždrausti prisijungimą visur kitur. Tada sekančiam 30 IP adresų jau vadybininkų, sakysim, kompam, reiktų leisti prisijungimą prie interneto ir dar 30 eilučių surašyti, kad draust prijungimą prie visur kitur. Ir taip pat su tinklo administratoriais, vėl jiem atskiri 30 kažkokių adresų priskirtų, reiktų įvesti taisyklę, kad tiem adresam leis prisijungimą prie visur. Tai čia viso gaunasi 30 kartų daugiau suvedinėjimo, 150 taisyklių vietoj 4 taisyklių. Tai vat koks yra skirtumas, sakysim, tada didžiulis prižiūrint, administruojant vieną tinklą su daug IP adresų ir, sakysim, 3 atskirus potinklius, jeigu, aišku, yra poreikis tiem potinkliam. Ir mums nereikia, tarkim, tada, sakysim, ir pirkti papildomų tinklų, o mes galim iš vieno tinklo pasidaryti net 5 atskirus potinklius ir juos naudoti pagal poreikį. Taigi, tai žodžiu, tą daugiau mažiau paaiškinau, dabar galim pabandyti įsivaizduoti, kaip aplamai, sakysim, galima lengvai susiskaičiuoti, sakysim, kiek mums reikia dabar palikti bitukų, būtent, sakysim, potinklių žymėjimui ir kiek bitukų reikia palikti IP adresų žymėjimui, nes iš esmės, jeigu mes nusiperkam, pavyzdžiui, C klasės tinklą, kuris 32, sakysim, bitų adresų kažkokį tai diapazoną, kuris leidžia mums keisti IP adresus nuo, pavyzdžiui, 0 iki 255. Kitaip tariant, mes iš tų visų 32 bitukų gaunam teisę į paskutinius 8 langelius. Paskutinius 8 bitukus. Ir su šitais langeliais mes galim daryti, ką norim. Jeigu mes nusipirkom, pavyzdžiui, tinklą 200, 200, 200, tai gale, sakysim, visi skaičiai nuo 1 iki 255 priklauso mums ir mes čia galim rašyti vienetą, nulį kažkur, tai keiteliuot, žaisti su šitom reikšmėm kaip norim ir mes galim, sakysim, tik tai iš šitų 8 bitukų pasidaryti savo kažkokių papildomų dar potinklių ir kažkiek, tarkim, mažiau IP adresų kiekvienam potinkliui. Tai yra daroma naudojant kažkiek bitukų, sakysim, potinklių žymėjimai ir sakykim, kad į vieną langelį mes galim, sakysim, įdėti reikšmę 1 arba 0, tai yra 2 variacijos. Į 2 langelius mes galim įdėti reikšmę 4, tai yra 0, 0, 1, 0, 0, 1 arba 1, 1. Sakysim, 4 variacijas, taip teoriškai kalbant, galima būtų jūs užmėti lyg ir 4 tinklus skirtingus. Ir tuo metu liktų dar 1, 2, 3, 4, 5, 7 langeliai IP adresų žymėjimai, kur su 7 langeliais vėl galėtumėm kažkiek variacijų, sakysim, su tais vienetukais, nuliukais skirtingų žymėjimų, sakysim, susigalvoti ir susižymėti savo kompiuterių skirtingais adresais. Tai jeigu, sakysim, pasibraižyti dar paprašiau, kad sužinoti iš tikrųjų, kiek bitukų, kiek langelių palikti mūsų potinklių žymėjimų ir kiek IP adresų galima taip daryti. Aš bent jau taip darau, sakysim, linkiu pirštus ir skaičiuoju. Pirmas pirštas,
lygus dvi variacijos, tai yra 0 arba 1, antras pirštas 4 variacijos, tai yra 0, 0,01,1,10,11, 3 pirštai jau bus atitinkamai 8, 4 pirštai 16, tada trim 2, šiam 4, nu ir taip lenkiam pirštus, kol gaudam tinkamą kiekį variacijų, kurių užtenka mūsų potinklių reikiamam kiekiui arba IP adresų kiekiui patenkinti. Tai pasižiūrim dabar biškį į mūsų schemą ir žiūrim, aha, turim 1, 2, 3 potinklius ir vieną serverį, kurį galbūt irgi atskiram potinkliui priskirsim, kad lengviau būtų administruoti prisijungimo teisės prie jo. Taigi, sakykim, turim 4. Reiškia, mums mažiausiai reikia 4 ir dar kelių atsargai reiktų pasilikti. Nu, sakysim, kokių 6 tebūnie reikia mums potinklių, pasidarom reikalavimą. Dabar kiek IP adresų gali reikėti? Nu, įsivaizduokim, kad čia yra įmonė ir kad čia bus tinkle ne 2 kompai, o kokių mažiausiai 20 kompų. Nu, tai gerai, sakysim, 20 kompų. Čia kokių 20, nu, sakysim, po 20 kompų mums turėtų kaip ir užtekti mūsų poreikiam. Tai reiškia, 6 potinkliai, po 20 kompų su perspektyva jau žiūrint. Gerai, užsirašom. Mums reikia 6 kompų. Reikalavimai. Ne reikalavimai, poreikis jau būna poreikis. Planuojamas. 6 kompai. Ir tiksliau 6 skyriai ir po 20 kompų. Žiūrim, lenkiam pirštus. Pirmas pirštas 2, antras 4, trečias 8, nuo 8 liktai telpa. Gerai, rašom 8. 8 tai yra 3 pirštai. 8 variacijos. 3 pirštai arba 3 bitai. Toliau, 20 kompų. Tai bus 2, 4, 8, 16, 32. 5 pirštus užlenkiau. Reiškia, 32 variacijos slešas 5 bitai. 5 bitai. Taip, reiškia, mums reikia 5 bitukų. Žiūrim į tinklą. 5 bitukų IP adresams. Ir į tuos 5 bitukus mes galime įtalpinti tiek variacijų, nuliukų vienetukų, kad užtektų sužymėti skirtingai 32 mazgus. Taip pat 3 bitukų reikia, kad galėtumėm sužymėti 8, mums reikia tik 6, kaip ir su atsarga, bet kadangi 6 nėra, renkamės 8. 4 mums netinka, nes 4 yra, sakysim, per mažai. 4 variacijas tai būtų tik 2 bitukai. Šiuo atveju 3 bitukų mums užtenka ir dar biškį lieka daugiau. Iš viso 8 bitukai, kaip tik ir telpam. Kaip tik ir telpam į mūsų nusipirktą 1C klasės tinklą. Dabar reiškiasi dar biškutį dėl kaukių. Reiškiasi kaukės, tai tos trumposios 95, 96, 97 žymi, kiek iš viso yra bitukų nuo pradžios. Tačiau, jeigu praimti nuo pirmo bituko, tai pirmas bitukas turi kaukę vienetą, pirmie 8 bitukai turi kaukę 8. Tačiau, kiek bitukų realiai žymim tinklo dalies žymėjimui, ta prasme, ir kadangi pirkom C klasės tinklą, tai šitie pirmi 324 bitukai jau yra užrezervuoti. Mes jų kaitalioti negalim, nes, sakykime, mes nusipirkom tik paskutinę aibę 8 bitukų, nuo kažkokio tai tenai 200, 200, 200, sakykime, iki 200, 200, 201. Tik vieną mažą diapazoną, 255 adresų. Ir tam diapazone lieka mums keičiamas reikšmės tik paskutinės skiltis, paskutinis ketvirtas, tai yra šitas paskutinis langelis 10-tainiai sistemai. Čia 2-tainiai sistemai, sakysim, vienetukais nuliukais žymint. Ir reiškia, kad šitą skiltį naudodami mes galim potinklį naudoti 20, sakysim, mes turim nusipirkę 24 bitų tinklą C klasės, bet iš to tinklo pasidaryti subtinklų biškį, potinklių mažesnių. Ir reiktų, tarkim, kažkiek bitukų, tarsime, papildomai šiuo atveju mums 3 bitukų reikia. Tai 3 bitukus, sakysim, irgi sužymėm, kad mes juos naudosim potinklio identifikavimui, sakykim. Ir gaunasi pas mus kaukė, jau
trečią bituką uždėjus 27 bitai bendrai sudėjus. Prie 24 dar 3 pridėjom, gavom 27 bitus. Tai reiškia, pirmi 3 bitukai žymės potinklį. O mintise skaičiuoti lengviausia taip, kad kadangi nešančios reikšmės, taršime, toj TCP/IP programavimo protokolo, taršime, kalboje sugalvota, kad kiekviena nešanti reikšmė bus, nuo vienetuko iki didžiausio 128 jos tiesiog dauginant iš dviejų. Tai yra 1, 2, 4, 8, 16, 32, 4, 128. Didžiausia reikšmė 128, mažiausiai vienetukas ir eina nuo didžiausios iki mažiausios. Todėl, kai skaičiuojam maskę, kad lengva ją būtų skaičiuoti, tiesiog žinom, jeigu mums reikia 3 bitukų, tai pridedam nuo 128 mažėjančią tvarką per pusę dalinant skaičius 128, 104, 132. Jos kartu sudėję gaunam sumą 224. Tai yra mūsų maskė. Tai yra maskuojanti tinklo dalį visam 32 bitų adrese pilnam. Tad, sakykime, keli kiti būdai, kuriais galima būtų dar lengviau skaičiuoti, tai tarkim, žinant tik tai, kad mums reikia 3 bitukų potinklį, mes darom sekantį. Žinom, kad reikia sudėti 3 kintamosius, tai yra 128 plus 104 plus 32. Tačiau pridedam ir visą laiką reikšmės mažinam per pusę. Tai mintyse galime skaičiuoti 104 plus 32, 96, 96, 128 lygu 224. Jeigu būtų, pavyzdžiui, poreikis atvirkščiai kokiem nors, pavyzdžiui, 5 bitam potinkliui ir 3 bitam IP adresams. Tarkim, mums iš vis nereikia daug, mums kiekvienam kabinetui po vieną IP adresą užtenka, bet reikia, kad kiekvienas kompas būtų atskiram potinklyje ir daug tų potinklių gaunasi. Pavyzdžiui, 5 bitukai, tai būtų 2, 4, 8, 16, 32 variacijos, sakysim, potinklių. 32 atskiri kompai. Ir 3 variacijos IP adresam, tai 2, 4, 8. Apie 8 variacijas dar čia nemažai gaunasi. Galim 6 padaryti. 6 bitus potinkliam ir 2 bitus IP variacijom. Jeigu 2 bitai IP variacijom, tai jau bus praškai gal net po vieną liks tik tai kompam. Po to pasakysiu, kodėl po vieną, ne 4. Tai 6 bitai reiškia 2, 4, 8, 16, 32, 4 potinkliai. Jau nemažas tinklas gaunasi. Ir kiekvienam iš šiam 4 potinklių po vieną IP lieka kompams. Tai dabar, sakykime, susirašom, pavyzdžiui, kad ir šitam scenarijui diapazonus potinklių. Jeigu mes žinom, kad 2 bitai bus kompam, tai yra IP adresams, ir 6 bitai tinklams potinkliams. Taip. Tai būtų logiška manyti, kad IP adresų per 2 bitus bus 4 variacijos iš viso. Tai yra 2, 4. Mūsų va čia anksčiau 2 pirštai užlenktas. 0, 0, 1, 0, 1. 4 galimas variacijos. Tai reiškia, iš viso potinklių bus 6 pirštai, tai 64 variacijos. Variacijos potinklių. Jeigu turim 4 variacijas IP adresų, tai reiškia, mūsų IP adresai būtų nuo 0 iki 3, nuo 4 iki 7, nuo 4 iki 7, nuo 8 iki plus 4, 12, po 4, žodžiu, toliau nuo, ne taip, čia iki 11, nuo 12 iki 15, nuo 16, žodžiu, pradžia visą laiką po 4 didėja. Ir dabar pasakysiu, kodėl, sakiau, liktų su 2 bitais tik vienas kompas, nes įsivaizduokit, kad kiekvienam diapazonui IP adresų yra pradžia ir pabaiga visada rezervuojama. Mes jos panaudoti kompiuteriam prijungti negalim. Kodėl? Dėl, kad pradžia visą laiką žymi tinklo numerį, tai yra 16, 12, 8, 4, 0, tai yra potinklio, taip, mūsų to potinklio numeris, kad galėtumėm kažkaip juos identifikuoti, kuris potinklis. Ir pabaiga yra broadcast numeriu, tai yra tam numeriu, kuriuo, sakysim, išsiuntų žinutę išsiunčia visiems tame potinklyje esantiem kompiuteriam. Specialiai rezervuojama. Todėl IP adresai laisvi panaudojami mūsų kompiuteriams lieka tik tai, kas tarp pradžios ir pabaigos, tai yra viduje. Tai šiuo atveju viduje liktų mums
Jeigu nuo 0 iki 3 žiūrėt, tai nuo 1 iki 2. 1 iki 2. Nuo 5 iki 6. Čia nuo 7 iki 10. Ne, nuo 9 iki 10. Čia nuo 13 iki 14 ir čia nuo 7, čia kažką netaip parašiau, iki 16, 17, 18, 19. 4 variacijos, tai nuo 17 iki 18. Tik tai po 2. Nors sakiau po 1. Kodėl po 1? O todėl, kad jeigu mes turim tinklą, atskirą potinklį, mums vieną adresą visą laiką reikia palikti ant serverio tam potinkliui. Ir tuo būdu, sakysim, dar vienas, sakykime, ir išsimeta IP adresas, kuris vėlgi kaip ir nepanaudojamas kompiuteriam, galiniam įrenginiam. Nu, kaip ir serveriui panaudojamas, bet jeigu mes turėsim, pavyzdžiui, klasę su kokiu tenai 20 kompų, tai, prasme, jau bet kokiu atveju jiem reikės vieno serveriui priskirto IP adreso. Nu, prasme, jeigu daugiau negu vienas kompas, tai vienas dar turi būti tas, sakysim, per kurį visi kompiuteriai, sakysim, kaip per gateway vartus išeidinės į bendrą tinklą arba į tą patį išorinį internetą. Taip kad skaičiuojant variacijas visą laiką reikia turėti omeny, kad 3, sakysim, minimum 3 papildomai reikia išminusuoti, tai yra rezervuoti. Irgi IP adresai, bet mes jau jų kaip ir negalim panaudoti. Tai vat, tai šiuo atveju grįžtam prie mūsų varianto. Ir dar, čia, sakykime, ką dar norėjau parodyti, kad tą patį suskaičiuoti, pavyzdžiui, su 2 bitais, čia kaukė, sakysim, šito. Jeigu skaičiuojam kaukę, mums dabar reiktų 6 kartus sudidinėti. 6 bitai potinkliams reiškia reiktų plus 128, plus 104, plus 32, plus toliau eina 32 iš 16, plus 8, plus 4. Nu jau didelė matematika gaunasi. Tai iš tikrųjų geriau iš kito galo tada skaičiuoti. Tai matom, kad iš 8 bitukų gale IP adresam naudojame tik 2 bitukai, tai geriau tada nesumuoti bendrą sumą, o iš 205, tai yra maksimalios reikšmės, atimti tos paskutinius 2 bitukus. Tai yra šiuo atveju 1 ir 2. Nuo pačios įmant, tai prasme, pirmi 2 bitukai, tai 1, 2, tai atimam 1 ir atimam 2. Ir gaunam 252 mūsų kaukę. Tai prasme, jeigu skaičiuot, pavyzdžiui, taip, tai yra 3, nu, tai prasme, iš viso, jeigu viską sudedam, išeina 255. Ir jeigu būtumėm sumavę pirmus 6 bitukus, gautumėm sumą 252. Nu, lygiai tą patį, ką gavom, atėmė iš 255 paskutinius 2 bitukus. Tiksliau ne bitukus, o tų bitukų nešančias reikšmes. Tai vat, kaukę galima pasiskaičiuoti dvejopai. Ir, sakykime, šiuo atveju mūsų kaukė 224, tai pilnai būtų užrašoma 255, 255, 255, taškas 224. Čia pilnai būtų tas pats, tik tai gale 252. Arba kitaip dar būna žymėjimas slešas, čia 3 bitukai potinkliui, tai bus 24 plus 3, 27. Čia 6 bitukai potinkliui, 6 plus 24, tai slešas 30. Tai yra 30 langelių mes panaudojam potinkliui. Čia 27 langelius potinkliui ir iš 32 galimų 5 lieka dar IP adresacijai. Dabar susirašom diapazonus mūsų reikiamam scenarijui. Tai yra, reiškia, kiek čia turim po 20 kompų, 32 variacijos, 5 bitai, 32 variacijos. 32 variacijos reiškia bus nuo 0 iki kažkiek, nuo 32 iki kažkiek, nuo 104 iki kažkiek. Tada nuo 96 iki kažkiek, nuo 128 iki kažkiek ir taip toliau. Taip, dabar iki kažkiek, tai jeigu čia sekančio potinklio pradžia, tai pabaiga bus 31. Čia pabaiga, jeigu sekant 104, tai bus 103. Čia 96, tai bus 95. Čia 128, tai bus 127. Nu, praškai, mums 3 diapazonų užtenka, nes mes kalbėjom, kad nekalbėjom, o mūsų brėžinėje kol kas tik tai 4 reikia. Vėliau, jeigu plėsimės daugiau, tarkim, prisirašyti galima bus. Tai susirašom diapazonus pačiu IP adresu, nes jie, pradžia pabaiga nenaudojami.
tiksliau tai yra žymi tinklo numerį ir broadcast, tai bus IP mūsų nuo, nu, sakykime, nuo 1 iki 30, nuo 33 iki 102, nuo 65 iki 94, nuo 97 iki 126. Va tokie mūsų bus IP adresų paskutinė skiltyje, nu, diapazonai IP numeracijos. Tai jeigu pilnai užrašyti IP adresą, tai būtų, nu, pasirenkam kokią nors lengvesnę klasę C. Sakykime, mes gavom, mums pagal užduotį buvo reikalinga A klasė. A klasė tai yra nuo IP adresai nuo 0 iki 127. Gerai, visus vienetus pasirinkam, bus lengviau užsirašinėti. Pasiemam, sakysim, 111 ir nuo 1 iki 111 iki 30. Čia 111, 33, 111, 62, 111.5, 111.94, 111.97, 111.26. Viską susirašėm potinklius, žinom kaukę mūsų, kuri visiems potinkliam ta pati vienoda, 27 bitų. Ir galim pradėti žymėti IP adresus ant mūsų brėžinio. Taip, siemam prie routerio pradžiai susirašom. 111 prie routerio rašysim pirmos adresus, kaip ir sakiau, gateway, ne darbo kompiuteriams, o dar vienas trečias IP rezervuotas, sakykime, tam pagrindiniam įrenginiui, kuris maršrutizuos mūsų visus potinklius ir juos apjunginės į bendrą tinklą arba, taip pat į interneto tinklą išleidinės. Galim pavadinti šitą routerį, pavyzdžiui, vartai, per kur visi kompiuteriai jungiasi su visais kitais potinkliais ir internetu. Tada laikom Ctrl klavišą ant klaviatūros, spaudžiam pirmą pelės klavišą ant IP, tempiam prie sekančio kompiuterio, atleidžiam pirmą pelės klavišą, atleidžiam Ctrl klavišą ant klaviatūros, pakeičiam paskutinį numeriuką, galbūt antras IP, taip pat sekančiam kompiuteriui, trečias, toliau antras potinklis bus pas mus nuo 33, tai 33 vartuose, antro potinklio bus gateway vartai ir IP jų bus sekantis 34, 35. Toliau trečias potinklis, galbūt trečias tinklas mūsų, prasideda nuo 65. Taip, 65. Ir kompiuteris pirmas 66. Ant access pointo nevedu, nes jisai veikia kaip tiltas, kaip bridžas. Todėl per jį kiaurai eina visa informacija ir jam IT adreso nereikia. Čia kaip hubas koks nors veikia jisai. Tas komutatorius, tai switchas, hubas arba koncentratorius, lietuviškai neįsimenu niekaip. Ir serveriui paliekam ketvirtą potinklį, tai bus nuo 97. Nuo 97 ir IP kokį nors uždedam. Nu, gerai, serveriui uždėsim nesekantį 100, lengviau bus įsiminti. Toliau. Dabar suvedam IP adresus į mūsų pagrindinį routerį. Taip, čia aš vis nematau tinklo plokščių įdėtų, įdedam tinklo plokštės, išjungiam routerį, taip pasižiūrim kokias dėt, pažiūrim kas kituose galuose. Taip, čia switchas turi CFE, paskaitom, CFE tai 10-100 megabitų, Cooper paprasto avarinio laido tinklo plokštės jungiamas ir dar dvi optinės FFE, OFFE, jo, čia bus ne optinės FFE, Fast Ethernet.
Tik tai optinių kabelių jungiamos gal. Kažkodėl man atrodo jos. O pažiūrim, ar išeis. Čia irgi taip yra optika. Bandom optiką sujungti nuo to iki paprasto. Ne, čia tik optinių kabelių. Sakysim, kad optinis kabelis brangus, mes neturim replių, jungiam viską paprastu varinių kabelių ir paprastom tinklo plokštėm. Tai, dar serverį nepažiūrėjau. Serverį CFE irgi ta pati paprasta tinklo plokštė su variniu kabeliu, o access pointas užvedam palaikom CFE. CFE irgi ta pati paprasta plokštė. Gerai, jungiam visus paprastom. CFE dedam 4 plokštės. Jungiam serverį. Ir kol jis kraunasi, galim laidus pavedžioti. Taip, nuspaudžiam Ctrl, pasirenkam laidą paprastą nekryžminį ir vedžiojam nuo kompo iki switcho arba komutatorių. Taip, prie pirmo porto, prie antro porto, prie pirmo porto, prie antro komutatoriaus porto, o nulinius portus panaudosim link routerio. Taip, pirmas potinklis tegul būna prie pirmo, antras potinklis prie antro adapterio, trečias potinklis prie trečio adapterio ir serveris prie nulinio adapterio tebūnie. Toliau, ką mes galim padaryti? Stop. Klaida. Kadangi access pointas ir serveris su routeriu visi trečio layerio, trečio sluoksnio įrenginiai, jiem reikia kryžminio laido. Taip, su Ctrl prie trečio adapterio ir serveris prie nulinio adapterio. Toliau spaudžiam Escape ir bandom sukonfigūruoti routerį. Sunkiausia pradėsim. Bandysim daryti kaip tikri adminai iš konsolės. Taip, įvedam now, spaudžiam Enter, užsidega router, įvedam pavadinimą routeriui. Ne, pradžiai reikia į privilegijuotą režimą. Tai rašom komandą enable arba N trumpinys, Enter, atsiranda grotelės, reiškia mes privilegijuotam režime. Dabar mes turėsim daugiau komandų. Bet visą ko mums dar reikia konfiguracijos režimo, tinklo konfiguracijos. Tai rašyti galima conf tarpas terminal arba trumpinant conf tarpas t. Conf tarpas t. Atsiranda žodelis config, reiškia mes esam konfiguraciniam režime. Dabar konfigūruojam tinklo plokštės. Taip, tinklo adapterius, kitaip tariant. Tai bus pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Tai reiktų pasirinkti pradžiai adapterį, kurį konfigūruojam. Tai rašom interface ir adapterio numeris. Tai užteks in trumpinio parašyti nuo žodžio interface, tarpas ir adapterio numeris. Ten per mane fast ethernet 1.0 buvo, nebeatsimenu. Taip, jo, fast ethernet 1.2.3 buvo pirmam, antram, trečiam potinkliui ir fast ethernet nulinis serveriui. Tai vedam pradžiai nuo pirmo. Interface užtenka ne fast ethernet, o F raidelę parašyti, vienetukas, /0. Atsiradęs užrašas if interface trumpinys, žymi, kad mes jau konfiguraciniam adapterio režime, tai konfigūruojam jam IP adresą, rašom tiesiog IP adres su tarpu, arba užtenka IP add trumpiau, vietoje adres žodžio, ir IP 1.1.1.1 ir maskė 255.255.255. Kiek ten buvo? 3 bitai, jeigu atsimenu, buvo potinkliams, tai 3 tai bus 128 plus M4 plus 32, 224. Enter. 7 bitų potinklis. Ir jungiam tinklo plokštę, tai rašom now shutdown arba trumpiau now tarpas shut. Turi užsidėti žalią, užsidėgė žalią. Gerai, vieną tinklo plokštę sukonfiguravom, darom visą tą patį su kitom. Liežuvis jau pinasi, šiandien anksti kėliausi. Tai, kad nerašyti iš naujo tų pačių komandų, tiesiog į viršų spaudžiam, kol pamatom reikiamą komandą, pamatom prisijungimą prie tinklo plokštės konfigūravimo, pakeičiam tik, kad antrą plokštę konfigūruosim, spaudžiam Enter ir vėl į viršų, įvedam antrai plokštai. Tik tai IP adresą pakeitė, 33, nes antras adapteris 33. Enter ir taip pat į viršų įjungiam antrą adapterį. Turėtų užsidegti. Užsidegė antrą lemputę, teisingai pataikėm. Toliau bus į viršų interface'as trečias, Enter. Viršų į viršų IP adresą pakeičiam
65 ir įjungiam į viršų, enter, shutdown, no shutdown tiksliau, 2 kartą enter, kažkodėl neužsidegė, matyt, access pointas išjungtas, po to pažiūrėsim, sukonfigūruojam paskutinį, taip, interfejsas, dabar serverį nulinį buvom palikę ir įvedam nuliniam adapteriui adresą DIM7, prie serverio DIM7 eina tinklo plokštę ir įjungiamės ją, no shutdown. Taip, užsidegė žalias, gerai. Dabar, kad viską išseivinti, visų pirma turim grįžti į pradžią, išeiti iš visų šitų režimų. Tai paprasčiausiai galima exit rašyti, bet kad daug exitų nerašyti, galima end žodelį parašyti end ir jisai grįžta į pačią pradžią. Ir tai pradžioje galim išsaugoti viską. Tai arba write memory, berods, komanda pilna, bet užteks varai parašyti 2 raidelės nuo žodžio write, enter. Ok, užsirašė, reiškia, mes išsaugojam. Routerio pavadinimą dar pakeičiam, pamiršau. Vėl einam į konfiguracinį režimą, conf t. Ir tik konfiguraciniame režime galim pakeisti, rašom host name'as, pavyzdžiui, vartai pavadinam. Va, užsirašė vartai vietoj žodžio router. Tai gal bus mums toks. Dabar vėl rašom end, kad užbaigt viską. Ir write. Išsaugojam. Su serveriu, su routeriu susitvarkiam, žiūrim, kodėl nedega žalia. Taip, einam konfigūravimą, port nulinis, išjungtas buvo, uždedam varnelę, kad įsijungti ir uždedam varnelės ant auto, kad automatiškai parinktų ar full duplex ar half duplex režimas, kuris jam labiau tinka. Einam prie antro porto, wirelessą įjungiam irgi ir suvedam VPA 2PSK, 2 slaptažodį reikalavimas buvo įvesti pagal užduotį. Lengva kokį nors įvedam iki 8 ir dar buvo reikalavimas SSID įvesti, yra bevielio tinklo pavadinimą identifikacinį, tai lengva kokį nors ABC, čia kad žinotumėm, jungiantis prie bevėlių tinklų, kuris mūsų, kuris kaimynų bevėlis internetas ir, sakysim, viskas, ką čia reikia padaryti ir dar galbūt užsidegė žalia, viskas, jungiam portą, užsidegė žalia. Dabar konfigūruojam įrenginius bevėlės, taip, wireless. Į tą patį slaptažodį, ten buvo PSK, tai ir čia reikia rinktis PSK, reikia, kad abiejose pusėse būtų vienodai. Jeigu ten pasirinkom VPA2, tai ir čia reiktų VPA2 rinktis, bet ten, kadangi kitokio nebuvo, buvo tik PSK, tai renkamės ir čia VPA2 PSK. tą patį slaptažodį įvedam ir tą patį tinklo identifikacinės SSID numerį ABC. Taip. Žiūrim, ar prisijungs. Prisijungia. Gerai, ir laptopą. Taip, laptopui fazė nėra bevėlės plokštės, tai išjungiamės jį. Išjungiam, išėmam tinklo plokštę ir įdedam bevėlį. Dabar dažnai įrenginiai, kurie skirti bevėliam ryšiui, pradedami iš DBLV raidės, modeliai vadinami iš DBLV raidžių. Tai čia, kadangi matau tik vieną iš DBLV, iškart jį ir tikrinu, paspaudžiant jo skaitom. Linksys, 2.4 wireless interfejs, reiškia bevėlis interfejsas. Bandom įkišti. Dėjom, įjungiam laptopą. Žiūrim, kas konfiguracijoje atsirado wireless gerai. Renkamės. VPA2 PSK lengvai slaptažodį įvedam ir įvedam bevėlio tinklo pavadinimą mūsų sugalvot. Ir taip pat ne tik, kad atskirtumėm kur kaimynų, kur mūsų tas SSID identifikacinis numeris, jisai ir dar taip pat reikalingas, kad galėtų įrenginiai tarpusavį bendrauti. Jeigu mes nevienodai vesim, tai ir nebus ryšio tarp įrenginių. Tai palaukim, ir laptopai turėtų atsirasti. Atsirado ryšys, dabar galima IP suvesti visiems. Pradedam nuo priekio. 1112, taip, einam IP configuration. 1112. Maskė 255 3 kartus ir 224, nusikopijuojam po to, kad nereiktų vesti, net labai ilga. Gateway jo yra šitas 1111 sekančio kompo. IP adresas, pamiršom kai ką padaryti. Dargi reikia pagal užduotį pavadinimus pakeisti kompui. Pavadinimai gal prie global display name PC0, o tokio kaip hostname nėra, tai čia turbūt šitas ir bus. Čia greičiausiai šitas ir bus. Tai įvedam kokį nors komp, pavyzdžiui, kadangi pirmą tinklą, tai pavadinkim 1A. Toliau antras bus IP adresai 1113
nupastinam 1111 ir pavadinimas kompas pirmo tinklo B. Gerai. Sekantis. Komp antro tinklo A. Ir IP adresai. Aš vedu čia, nes jeigu čia vedinėčiau, tai čia būtų atskirai gateway įvesti ir dar atskirai prie interfeiso IP adresus suvedinėti. O desktop aplikacijų viskas vienoje vietoje, ir IP, ir gateway. Galima iš karto vesti viską. Com2A bus 1134. Pastinam, oi per daug biški. 111 ir gateway jau bus 33. Šitam potinkliui per 33 interfeisą išeidinėsim į bendrą tinklą. Sekantis, pamiršau pavadinimą. Čia bus komp antro potinklio B ir IP 11135 maskė 11133 tabletas. Tablet PC. Nu gerai, tablet 3 trečio potinklio A. Gal būna IP 11166 maskė 11165 gateway vartai. Toliau laptopas trečio potinklio B, gal būna, ir IP 11167 maskė 11165. Toliau serveris, na gerai, serverį pavadinsim serveris, ten gal būna 4 potinklio A ir IP adresai 11100 kaukė ir gateway 97. Kaip ir viskas. Bandom papinginti. Command promptą pasileidžiam ant pirmo kompo ir pinginam į serverį. Pirmas, aišku, nepraeis dėl, kaip sakoma, packet tracerio gliuko, bet jeigu kiti praeina, reiškia, gerai, nu, kiti paketai praeina. Kitų nebetikrina, pabandysim iškart simulaciją. Nors reiktų pagal idėją visus sutikrinti. Taip, spaudžiam ant pirmo kompo, iš kurios siūsim simulacinį CMP paketą ir ant galutinio gavėjo kompo, kuris gaus simulacinį CMP paketą. Atsidarom simulacijos langą nuspaudėm šito ženkliuko, nežinau, kas čia robotas laikrodis kažkoks. Spaudžiam forward ir žiūrim. Sekantį, kad forward, dar reikim vieną mazgą nuėję, dar reikia vieną mazgą. Ne viskas telpa, pažiūrim, kas čia vyksta. Dar kad forward. Čia nuėjo iki abiejų mazgų, todėl kad access pointas veikia bridge'o režimu arba tilto režimu. Ir jisai, kaip ir koks hubas arba koncentratorius, paskirstytojas siunčia paketus visiems prie jo prijungtiem įrenginiam, bet matom kryžiukas degant laiškelį, reiškia, kad tabletas atmetė šitą paketą, nesuprato pagal IP adresą, kad ne jam jis buvo skirtas, o laptopas priėmė. Jeigu žiūrim, kas toliau, jis turėtų grįžti atgal atsakymas į CMP. Taip, grįžinėja atsakymas, dar kiekvienas serija grįžo atgal į mūsų pirmą kompą. Nu, tai trumpai su simulacija tiek, čia dar galima pažiūrėti informaciją kiekvieno mazgo. Eigoje, taršme, kai tas paketas keliavo per mazgus, pilna informacija apie paketų duomenis ir jo sudėtį. Kad uždaryti simulacinės langas, spaudžiam show none, kad nebeliktų laiškelio ir tada uždarom su kryžiuku viršai parametrų simulacijos langą papildomą. Ir toliau dar reikėjo pagrįsti, kodėl, kaip paimti serverį arčiausiai visų kitų potinklių kompiuterių, tai manyčiau, kad kadangi taip pat reikalavimas buvo access pointą prijungti prie routerio, tai todėl ir serveris prijungtas prie routerio bus arčiausiai visų kitų kompiuterių tinkle. Nes aišku, galima jį būtų bandyti jungti prie kurio nors switcho, sakykim, ir taip pat, pavyzdžiui, prie šito paties switcho perkelti
kad ir šitą, sakykime, kabelį, tai mes čia išloštumėm, ką išloštumėm? Išloštumėm, kad antras tik tai tinklas turėtų trumpesnį kelią per vieną hopą arba per vieną žingsnelį, kitaip jam pasidarytų tada 2 žingsneliai iki serverio. Prieš tai buvo 1, 2 ir 3 žingsneliai. Pirmas tinklas nieko neišlošė, prieš tai pas jį buvo 1, 2, 3 žingsneliai ir dabar liko 1, 2, 3 žingsneliai. Bevėlis tinklas pralošė, nes prieš tai pas jį buvo 1, 2, 3 žingsneliai, šiuo atveju 1, 2, 3, 4 žingsneliai. Taip, kad optimaliausias variantas išlieka prie serverio. Dar galimas variantas, jeigu taip jau labiau pasigilinus, gal čia viską sujungiam. Galimas variantas būtų, sakysim, į serverį įdėti papildomą bevėlę tinklo plokštę ir tada jungti serverį tiesiai prie access pointo. Tokiu būdu bevėlio tinklo įrenginiam būtų tik tai 2 žingsneliai, bet tiem patiem pirmo ir antro tinklo įrenginiam būtų jau 1, 2, 3, 4 žingsneliai padaugėtų. Irgi ne variantas. Todėl sakyčiau tik tai prie routerio ir niekur kitur. Plius dar prie routerio prijungus serverį mes jį galim administruoti lengviau. Tai yra uždrausti tam tikriem potinkliam prisijungimą prie jo, kitiem potinkliam suteikti teisės. Jeigu jis būtų, pavyzdžiui, prijungtas prie kažkurio switcho antro leerio, jo nekonfigūruojant VLANų, tai taršme mes negalėtume uždrausti prisijungimo, nes tada kompiuteriai galėtų kreiptis tiesiogiai į šitą serverį, pas save įsivedę jo IP kaip gateway arba naudodami NetBIOS protokolą, kuris taršme MAC adresų principu veikia. Tai va tiek, ko gero, pirmai užduočiai, daugiau nebežinau, ką pridurti. Dar vėliau gal padarysiu kitą su virtualiais tinklais, jau biškį sudėtingesnį variantą, bet čia gal vėliau. Kol kas dar reikia padaryti video kitom užduotims su DHCP protokolu, tai kad nebūtų labai ilgas, šitą užbaigiu.